Kaip gražu. Kaip jūs atrodot iškėlę? Liesos tokios, ar ne? Šniuriuką tik duok. Nu, tai šniuriuką jautė čia. Tai tu užgesink, ar? Ta labai gražiai yra aprašęs archeologas, istorikas, vėl mano aukštaitis, labai netolimas nuo Molėtų, visada pasidžiaugsiu ir pasigirsiu. Petras Tarasenka, tokioje labai mieloje knygutėje Rambyno burtininkas. Vėlgi galite paieškoti ir surasti, nes bibliotekose saugomas. Taigi, ten sako, kad šitą vasarvidžio metą trumpiausiomis naktimis pas Sartės giminės merginas ateina kitos giminės vyrai ir atsiveda jaunuolius, kurie jau subrendo vestuvėms, atveda jaunikius. Na, kaip ir dabar, iki 20 amžiaus jaunikis eidavo su piršlybų su rimtu pagyvenusiu vyru piršliu. Sartės giminė aplink savo gyvenvietę sukuria laužus, kaip ir šitą laužą. Ir tada prieina ir pasišnekėjimas, apsidainavimas ir sako, taip, kas norite būti mūsų žentais, prašom, pereikit per ugnį. Paskui pažiūrėsim, po to atsirado tas pasakymas, kad žmogus pereina per ugnį, per vandenį ir per varinės triūbas. Eikit jūs trys, ar tu neaišku gyvena. Išakelas laidai, dobėlį saugai, dobėlio. Ketvirtos parodo, bėgi varteliai, dobėlio. Klauso! Ugnį įskeliam senoviniu būdu su titnagu. Tūta. Mes jūsų vaikeliai tūta, tu vaikeliai tūta. Jaunasai žolinė. Lėkčiau, kad nelėkčiau, tokį kalną, kad turėčiau, Ne, tai jo, bet...